1940-aisiais įvykdytos Katinės žudynės. Vienas skaudžiausių ir ilgus metus slėptų 20-ojo amžiaus nusikaltimų. Nepaisant jų masto, tiesa buvo sistemingai nutylima ir iškraipoma. Sovietų sąjunga ilgus dešimtmečius neleido apie tai kalbėti viešai. Viena žiauriausių Molotovo-Ribentropo pakto pasekmių – beveik 22 000 Lenkų karininkų, inteligentų ir valstybės tarnautojų sušaudymas. Jie buvo kalinami NKVD lageriuose Kozelske, Starobelske ir Ostaškove, o vėliau nužudyti Katinės miškuose netoli Smolensko. Tai buvo sąmoningas bandymas sunaikinti tautos elitą. Katinės tragedija palietė ir Šalčininkų kraštą. Tarp aukų Rūdninkuose dirbęs mokytojas Vladimirskas Pšikovski ir šalčininkėlių vargonininkas Izidor Kononovič. Jų likimai primena, kad ši istorija nėra tolima. Ji yra mūsų bendros atminties dalis. Praėjus dešimtmečiams, tragedijos šešėlis vėl sugrįžo. 2010 m. balandžio 10 d. Smolenske sudužo Lenkijos prezidento lėktuvas. Žuvo prezidentas Lechas Kačinskis ir dar 95 delegacijos nariai. Jie skrido pagerbti Katinės aukų. Šiandien, prisimindami šias tragedijas, mes ne tik pagerbėme žuvusiuosius, bet ir stipriname savo istorinę atmintį. Eišiškėse surengtame minėjime susirinko vietos bendruomenė, jaunimas, savivaldos atstovai. Vicemero Valdemaro Sliževskio teigimu, tokie renginiai yra svarbi patriotinio ugdymo dalis. Istorinės tiesos pažinimas formuoja vertybės, stiprina pilietiškumą ir leidžia suprasti laisvės kainą. Katinė tai ne tik istorinis įvykis, tai simbolis. Simbolis nusikaltimo, kuris paliko gilų randą tautos sąmonėje. Tačiau kartu tai ir priminimas, kad net ir didžiausių tragedijų akivaizdoje žmogus privalo išlikti stiprus, siekti tiesos ir išsaugoti atmintį ateities kartoms. Minėjimo dalyviai turėjo galimybę peržiūrėti dokumentinį filmą apie Lenkų karininkų likimus bei aplankyti parodas, skirtas Katinės žudynėms ir Smolensko katastrofai. Atmintis gyva tol, kol ją saugome, ir tol, kol perduodame ją ateinančioms kartoms.